Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Sukluskite visi tie, kurie dirbate sėdimą darbą, nes šiandien kartu su Lietuvos sporto universiteto ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi Arūnu Emelianovu pasikalbėsime apie sveikatą. Labas, Arūnai. Labas, Paulina. Garantuoju, kad visi tie, kurie dirba sėdimą darbą, bent kartą yra pasakę apie savo sveikatos kokį nors negalavimą. Taigi, žinai, sėdimas darbas, nėra čia ko norėti. Kokios problemos kamuoja ofiso žmonės, sėdimą darbą dirbančius ir kur link judame? Na, judame link tokio kelio, kuris yra priešpriešinis. Norėčiau taip užakcentuoti, kad ofiso darbuotojo sveikata priklauso nuo dviejų dėmenų. Tai yra nuo pačio darbuotojo ir nuo darbdavio. Tai jeigu kalbant apie darbuotoją, tai žinoma, kad mes kuo toliau, to vis labiau sėdim darbe. Net ir prieš COVID-ą, prasidėjus tam online, tiem nuotoliniam įvairiem posėdžiams, iš karto sumažėjo mūsų fizinis aktyvumas arba judumas darbe. Mes kartais net į darbą nebeinam. Kartais mums nereikia į 3., 4. ar 5. ar 1. aukštą eiti laiptais, lipti, nes tiesiog tu sėdi prie kompo online. Užtenka iki virtuvės nueiti. Tai kai kuriuose jau ofisuose kavą atveža robotukai. Žodžiu, tai iš tikrųjų problema yra tas nejudumas ir sėdėjimas, na, tiesiogiai susijęs su sveikata. Bet kitas dalykas apie darbdavius, tai čia, manau, situacija palengva, bet gerėja. Nesenai dariau tokius net nemokymus, o paskaitai nusamdė 1 valandos, didžiulė įmonė, susijungė 500 darbuotojų, būtent ofiso darbuotojų. Tai vat, kai kurie darbdaviai rūpinasi savo darbuotojų sveikata, samdo lektorius, kai kurie net samdo ir trenerius, ir turi džymą ofisuose. Tai manau, situacija gerėja ir dar draudimus beje turi, kur kai kurie darbuotojai arba net ne kai kurie, visi gali rinktis ar vieną kažkokį produktą, tame tarpe ir sporto klubą, ar tiesiog papildus. Tai manau, kad situacija šioj plotmėje gerėja, bet tobulėti tai tikrai yra kur. Grįžtu prie pačių darbuotojų. Kokias klaidas ofiso darbuotojai patys daro ir galbūt net nesusimasto, bet juos pakeitus mažus dalykus, tai būtų sveikatai labai didelė nauda. Pavyzdžiui, sėdėjimas koja ant kojos labai didelė nuodėmė ar ne? Na, koja ant kojos nėra didelis gėris. Paįvairinimui, pakeitimui kūno padėties viskas tvarkoj. Bet iš esmės ilgesnis sėdėjimas koja ant kojos yra, na, nuostolingas mūsų organizmui. Tai visų pirma, aišku, susijęs su stuburu, su laikysena, net su dubens raumenimis ir kaulais, su akimis netgi. Vyrams beje, čia dar reikėtų labiau suklusti. Sėdėjimas ilgai koja ant kojos gali pabloginti reprodukcinę sistemą. Dar kokios nuodėmės be koja ant kojos ofisuose dažnai yra užkandžiavimas. Tai yra didžiulis blogis. Žinoma, jeigu tu užkandžiausi ar ne, ten morka su humusu ar agurka, tai viskas tvarkoj. Bet ką dažniausiai ofise užkandžiauja, turbūt patys žinom. Ir vėlgi, va čia dar yra minusas darbdavių. Nori lyg ir skatinti ar ne, lyg ir čia kanelių ar burgerių ar pizzą užsakyti socializavimui, bet sveikatai tai yra visiškai nepalanku. O pats tas nejudumas ir sustingimas darbe, kai mes nepradedam nebejausti laiko ir galbūt vienoje pozoje prie kompiuterio palinkus kaklas arba kažką darant ant kruopščiai labai. Po kiek laiko, kokia žala organizmui yra ir po kiek laiko mes tikrai jau pajausime tuos pokyčius organizme? Žala yra didžiulė. Jau po 2 valandų sėdėjimo ir visiško nejudėjimo iki 50% sulėtėja kraujotaka kojose, kas ženkliai padidina tikimybę susiformuoti trombams. Maža to, kalbant apie tas baisiasias ligas, apie vėžį, yra toks colon rectal cancer, tai yra gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžys. Dirbant sėdimą darbą, tai yra didesnė tikimybė jį turėti ir ypač čia turėtų vėl suklusti vyrai, nes jie 2 kartus šitą vėžį turi dažniau negu moteris, bet moteris taip pat yra mokslinių tyrimų sakančių, kad krūties, kiaušidžių ir gimdos vėžį didesnė tikimybė turi susirgti, turi gauti
būtent moteris, kurios sėdi sėdimą darbą. Bet ir kalbant apie paprastus dalykus, riešo kanalo sindromas visiems dažnai nutinkamas nuo pelės valdymo, ar ne? Taip pat, nežinau, hemorojus tas pats nuo sėdimo darbo. Kalbant apie širdies kraujagyslių sistemos ligas, dėl sėdėjimo didėja visceralinių riebalų kiekis, taip pat kūno masės indeksas, tai gali sukelti šakės ligas. Na, žodžiu, sėdėjimas yra didžiulis blogis nuo pat galvos iki kojų pirštų. O jeigu mes kalbėsime apie tai, kad, darbe truputį pasėdžiu, tada truputį pastoviu, ar ne? Kaip 2 valandas pasėdėjau, 2 valandas pastovėjau. Ar viskas čia tvarkoj, ar kas būna po tų 2 valandų? Tai 2 valandos jau per ilgas laikas. Iš tikrųjų, paprasta rekomendacija ir tikrai įgyvendinama 55 minutės dirbam, bent 5 minutės pabūnam fiziškai aktyvus. Ir nebūtinai čia high intensity training kažkokį daryti, ar ne? Išeiti į lauką, apeiti ofisą, nusileisti laiptais, nueiti pasimti kavos, nueiti į WC ir nebūtinai vienu metu, ar ne? Galima taip kaitalioti. Iš tikrųjų, moksliškai yra įrodyta, kad idealu, jeigu 45 minutės dirbam ir 15 minučių judam, vėčiau turbūt sudėtingiau įgyvendinti, bet užtektų bent 5 minučių fizinio aktyvumo ir 55 minutės galima tuomet sėdėti. Pakaitalioti vėlgi galima, stovimas, sėdimas darbas gerai, ištisai stovėti irgi nėra sveikatai palanku. O kiek palanku tada, tarkim, stovėti, ar ne? Galėčiau, noriu dabar padirbėti stovint, tai optimalus laikas koks būtų? Aš tai siūlyčiau keisti viską kas 30 minučių. Kas 30? Bent jau. Aš, Arūnai, man atrodo, išgirdau tokį kontraargumentą tiems žmonėms, kurie sako, taigi aš neturiu laiko sportuoti. Ir tikrai mums užtektų per valandą 5 minučių pajudėti, kad mes jaustumėmės bent jau sveikesni. Nesakau sveiki, bet turbūt bent jau kažkiek. Šiek tiek, jo. Teisingai išgirdau. Jo, bet, čia tokie pasiteisinimai, vis nėra laiko, jau net nebemadinga dabar sakyti nėra laiko, nes, tu kažką reiškia netaip dėliojasi. Tarkim, ir iš darbdavio pozicijos. Aš jau kreivai šiek tiek žiūrėčiau savo darbuotoją, jeigu jisai ištisai sakytų nėra laiko. Tai reiškia, tu nemoki menedžinti jo. Iš esmės dar, ką reikia nepamiršti, kad tos 5 minutės, jeigu kalbam apie ofisą, apie darbo vietą, ar ne, vėliau galėsim gal pakalbėti, kiek apskritai žmogui reikia to fizinio aktyvumo. Bet jeigu kalbant apie darbą, tos 5 minutės, kai tu atpalaiduoji smegenis, tu kažkur eini, lipi laiptais, nulipi ar pareini, jos atsipalaiduoja. Ir jeigu tu e-mailą kažkokį sėdėjai, dar kitą kalbą rašiai ten paskutinės 15 minučių ir nesugebėjai normaliai suformuluoti, garantuoju, po tų 5 minučių parėjęs, tu jį suformuluosi žymiai greičiau. Ta prasme, kad tai nėra laiko švaistimas, tai netgi yra investicija. Tai tikrai 5 minutės brūkšnelis 10 minučių kas valandą, tai nebus laiko neturiu. Nes vėliau tu tą patį darbą padarysi tiesiog greičiau. Išgirdau, kad iš tų konkrečių patarimų, ką mes galime nuveikti ofise, tai visų pirma dar apsidairyti, ką mes ten turim ir laiptai tom 5 minutėm gali būti pasivaikščiojimas kažkoks ar ne. Ką dar mes galime nuveikti per tas 5 minutės? Būtų labai geras įprotis, pavyzdžiui, jeigu tu kalbi telefonu, tai daryti visada vaikščiojant. Iš tikrųjų jau pasąmoningai, ar ne? Tu net nejauti, kad tu vaikštai, bet tą įprotį reikia. Kažkas skambina, ar tu kažkam skambini, iškart atsistoti. Bet iš tiesų negalvoti ir nepabijoti, jeigu kiti žmonės į tave žiūri šiek tiek kreivai, jeigu tu darai tam tikrus mini tempimo pratimus, ar sąnarius pasukinėjai, ar dar kažką. Aišku, nedaryti ant stalo, ar ne, kad toks show-offinis variantas, kad nebūtų. Bet iš tikrųjų tai rasti ramesnę vietą ir galima ir tempimo mini pratimus padaryti, ar tiesiog įvairius sąnarius pasukti. Aš tą darau visada lėktuvuose, kai skrendu, ypač kur nors toliau už Europos ribų. Ir iš tikrųjų niekas nesistebi, ne aš vienas toks. Vienas iki net buvo, kad prieina moteris ir sako, ką tu čia darai? Sakau, tempimo pratimus. Ir šiek tiek sąnarius sukinėjau. Sako, kodėl? Sakau, todėl ir todėl mažiau trombų tikimybė ir taip toliau, ir žodžiu, sveikiau ir stuburą ir panašiai. Aha, iš kur žinai, kokius pratimus reikia daryti? Šiek tiek paaiškinau, ką dirbu, tai jinai prisijungė.
Žodžiu, įvairių tokių variacijų gali būti, kad jūs užkrėsit tuo geruoju pavyzdžiu, šiek tiek judėdami ofise. Dar man yra tekę matyti, kad vietoj kėdės atsineša tokį kamuolį į darbo vietą. Čia yra gera idėja. Paįvairinimui taip, visą laiką ne. Dar aš noriu pasiteirauti apie tą, kokie kūno ženklai mums jau išduoda, kad mums trūksta to judesio, kad jau mes esam sustingę. Na, yra visokių pasakymų, tarkim, apie šaltas rankas. Paima šaltą ranką ir jau kažkas su tavimi yra negerai. Kokie iš tikrųjų tie ženklai yra jau ar traškantis kaklas, kad mums reikia būtent judesio? Na, iš tikrųjų, geriau nesulaukti tų ženklų, o prieš tai jau pajudėti, ar ne? Nes jau jeigu yra ženklas, jau šiek tiek vėluojam. Bet iš tikrųjų ir traškantis kaklas, ir šaltesnės rankos ar kojų pirštai. Nu, tai reiškia, jau kraujotaka yra sulėtėjusi. Tiesiog dilgčiojimas raumenų arba nutirpimas, taip vadinamas. Iš tikrųjų, mes tikrai dažnai net nepastebim, jeigu kelias valandas sėdim ir nepajudam, mums tiesiog gali nutirpti koja užspaustas raumuo. Nu, čia vat sudėtingas toks dalykas, kaip mums nepaskesti tam laike. Vienas iš variantų, vat kaip ir pati minėjai prieš laidą, užsistatyti laikrodį. Iš tikrųjų, pradžioje tai padės įpročiui susiformuoti, o vėliau gal ir automatiškai tu norėsi judėti dažniau. Kokių dar patarimų galbūt turėtum apie tai, kaip suformuoti mums tą įprotį, tarkim, sėdimą darbą dirbant, atsistoti ir pajudėti? Vienas yra žadintuvas. Kas dar tai galėtų būti? Apskritai apie motyvus judėti tame tarpe ir įpročius formuoti, judėti. Na, klasika, sako, yra tokie 3 dalykai. Tai visų pirma, reikia tikslą turėti. Na, turbūt šiandien sausio pradžia. Sausio vasario mėnuo. Tai iš tikrųjų, ir susidėliokim tikslą, kad šiemet metai turėtų mums būti sveikesni. Dirbam ofise, susidarykim tokį tikslą, kad reikia dažniau pajudėti. Tai antras etapas, reikia priemonių rasti arba kažką daryti, kad tas įvyktų. Tai va čia, laikrodukas įvairūs, gal dar nežinau, pokalbis su kolega, gal šiandien tu atsakingas ar ne, gal įtraukti vadovą, nežinau, skambutį kažkokį padaryti, kad ir kaip juokingai tai atrodo, bet kai kurie ofisai tai daro ir tai veikia. Tas paprastas elgesys sveikatai palankus duoda tam tikrų naudų, nes iš esmės vadovai turi būti ir jie yra suinteresuoti, nes kuo darbuotojas sveikesnis, tuo jisai yra produktyvesnis. O produktyvesnis darbuotojas yra didžiulė vertė verslui ar ofisam. Na ir tas trečias variantas, vėl grįžtant, ką daryti, tai čia jau susiformavimas rutinos. Ir tai yra pats sudėtingiausias dalykas, bet jeigu turim tikslą, jeigu turim priemonės arba kaip planuojam planą jį pasiekti, tai ta rutina susiformuos greičiau. Apskritai fizinis aktyvumas ir sportas, man atrodo, yra tokie 2 žodžiai minimi tarpus, kaip sinonimai, bet kiek žinau, tai skiriasi. Klausiu apie tai, kuo šie dalykai skiriasi ir ar užtenka tokio fizinio aktyvumo, kaip pavyzdžiui, kasdien išeiti pasivaikščioti gryname ore valandą laiko, ar visgi vis tiek reikia įtraukti ir sportą? Na, bandysiu atsakyti į 2 šitos klausimus. Tai terminologiškai yra atskiri terminai, atskiri dalykai. Sportas – varžybinė veikla orientuota į rezultatą, o fizinis aktyvumas – bet kokia veikla, kai energijos sunaudojama daugiau negu ramybės būsenoje. Tai kalbant, jeigu apie sportą, apie sportininkus kaip specialybę, tai susijęs su 0,01% ten mūsų gyventojų ir labai svarbus yra sportas mūsų Lietuvai, nes pagrindė jis garsina ją. O fizinis aktyvumas jau susijęs su visa masė mūsų beveik tais 3 milijonai žmonių. Tai terminologiškai lyg ir atskiri dalykai, bet aš juos kartais vartoju kaip sinonimus ir manau nieko čia labai blogo. Bet jeigu kalbant, fizinis aktyvumas, sportas, čia kiek labiau paprastas žmogus, jeigu išeina pasivaikščioti tą valandą, geriau negu nieko.
Bet jeigu įjungtumėm, ką tu turbūt užklausai tarp eilučių, tą šiek tiek sportavimo tuo, padusimo, liaudiškai tariant, pavargimo, Į salę nueiti. paprakaitavimo arba bėgimo tiesiog laukia, arba krepšinio futbolo žaidimo, tai irgi yra didelio intensyvumo krūvis. Aišku, arba į salę nuėjus, tai to mums net nereikėtų ir valandos. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja grubiai pusvalandžio tik tai per dieną, bet vidutinio to fizinio aktyvumo. Ir keletą kartų, tiksliau gal ne ir o, bet svarbu, kad keletą kartų būtų jėgos treniruotės per savaitę. Bet tas 150 minučių mažiausiai to vidutinio fizinio aktyvumo per savaitę, pakankamai lengvai surenkamas. Beveik pusę valandos tik tai per dieną. Bet, kaip minėjau, reikia nepamiršti tų jėgos pratimų. Jeigu sveikata leidžia, užtenka tik iš vis PSO rekomenduoja 11 minučių per dieną to didelio krūvio. Esu nekartą sakęs, kad mes kaip žmonija esam tikrai apsileidusi nerasti savo 11 minučių ar 30 minučių priklausomai nuo intensyvumo gerinti sveikatą. Ir vėl grįžtam prie tos frazės, neturiu laiko. Nepaslaptis, kad ir nerimas, panikos atakos ir apskritai tas terminas, kuris dabar vis dažniau skamba, psichosomatika vis skamba dažniau, ir fizinis aktyvumas gali turėti įtakos ir šiems dalykams, ar ne? Kaip ir kiek užtektų mums pajudėti, kad mes jaustumėm būtent mūsų psichiniai sveikatai gerus pokyčius? Ta psichosomatika, tai paprastai, liaudiškai tariant, arba net poetiškai šiek tiek, kai tau skauda kūną, iš tikrųjų tau skauda sielą. Tai tie kūno skausmai, tie psichosomatiniai, taip vadinami, dažnai atsiranda ne iš karto, po kažkiek laiko, kaip kaupiamasis efektas yra streso, didelių blogų emocijų, sudirgimų, nerimo. Ofise dažnai būna, niekam nepaslaptis, mobingo situacijos. Tai kartai žmogus net nesuvokdamas, kad jam kodėl temperatūra pakyla, skrandis skauda, virškinimas blogas. Tai vėliau tik tai, kai nueina pas psichologą ar pas psichiatrą, tai dažnai ir randa būtent nuo mobingavimo, nuo blogos emocinio lauko darbe, jam prasideda fiziniai skausmai. Tai iš tikrųjų to kiek įmanoma reikia vengti. Yra situacijų, kai tarkim žmogus supranta, kad tai mobingas, bet tie kiti, jie tiesiog juokiasi, ar ne? Nebūtinai taip specialiai bando kažkaip ten daryti tas blogas situacijas, tiesiog žmonių tipas, ar ne? Šiek tiek pasišaipyti, tai kartais užtenka tam žmogui pasakyti, klausyk, tu mane labai erzini, man emociškai sunkiau, nebedarom taip. Ir kartais to užtenka. Bet tas tikrasis mobingas čia jau labai sudėtingas dalykas, bet yra įvairių metodikų ir panašiai, ir kursų, ir vadovai tom turi užsiimti. Tai galima spręsti šitas problemas. O kalbant apie fizinio aktyvumo poveikį psichologiniai sveikatai, vėl Pasaulio sveikatos organizacija, pacituosiu, prieš 2 metus Davose darė Pasaulio ekonomikos forume pranešimą, kur įvardino skaičius, kad iki 2030 dėl neaktyvumo atsiras naujų ligų atvejų daugiau negu 200 milijonų, būtent susiję su nerimu ir depresija. Ir tai yra antroje vietoje pagal ligų skaičių po kraujospūdžio, po didelio kraujospūdžio, ir čia dėl neaktyvumo. Tai ofisuose žmonės didžiąją dalimi yra neaktyvūs. Dar apie psichologinį tokį psichiką mūsų ir fizinį aktyvumą. Labai paprastas dalykas, jeigu tu būni fiziškai aktyvus, tu iš karto gauni gerą emociją, dopaminas susiformuoja mūsų smegenyse ir mes jaučiam tą staigųjį poveikį, nes sveikatai, fiziniam kūnui, fizinis aktyvumas duos naudą
po metų, po 5, po 10 gal ar ne, kad lygų neatsiras, bet nuotaikai bent jau paprastai pagerinti iš karto. Jeigu tik, vėl kalbant apie darbą, ar ne, bloga nuotaika ar kas nors sunervavo, nesėdėkim prie kompo, nes situacija geresnė nepataps greičiausiai, o išėjus pasivaikščiot 15 minučių, tu tą situaciją išspręsi greičiau arba pasirodys, kad ji nėra tokia beviltiška, ar ne, ir tu geresnę nuotaiką grįši ir tikrai bus viskas geriau tavo psichologiniai sveikatai. Tai fizinis aktyvumas gali iš karto duoti tokį gerąjį impulsą. Dar noriu paklausti apie darbo valandas. Pas mus yra standartas, tos yra 8 darbo valandos. Ar iš tikrųjų tai yra tas toksai sveikas valandų skaičius žmogui, kiek dirbti yra sveika, ar toks skaičius iš vis neegzistuoja, ar kiekvienam skirtingai? Na, pagrindinis turbūt mano patarimas būtų rasti darbą tokį, kuriam nereikėtų tų valandų ar 8, ar 12, ar 6, nereikėtų skaičiuoti, tą norėjau pasakyti. Darbas turi patikti, tada nesijausi tu toksai ar ne, dirbantis, pavargęs, vargstantis, o tu tiesiog mėgausiesi visų procesų ir tai vat, higienos reikalai, tos ir sveikatos, ir darbo higienos bus tikrai geresni. Bet tie, kas jau nerandam tokio darbo arba dar paieškose, na vis tiek tos 8 valandos buvo sukurtos ne veltui. Toksai optimalus variantas. Moksliniai tyrimai rodo, jeigu dirbi daugiau negu 50 valandų per savaitę, tai čia jau yra apie 10 per dieną, žmonės jaučia ir didesnį stresą, ir mažesnį pasitenkinimą darbu, ir jų su sveikata susijęs elgesys yra prastesnis. Ką turiu galvoj su sveikata susijęs elgesys? Jie mažiau fiziškai aktyvūs, jie daugiau turi žalingų įpročių ir jie prasčiau maitinasi. Tai ilgesnės darbo valandos tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie mūsų prastesnės sveikatos. Švedų tyrimai rodo žmonėm, kuriem sutrumpino valandas, tai yra nuo 8 ten tarkim iki 7 ar iki 6 arba netgi iki 5, nuotaika jų, emocija visa buvo žymiai geresnė. Tai čia vėlgi labai priklauso nuo darbdavio ir darbuotojo tiek santykių, tiek požiūrio į darbą. Vėlgi, kai kur buvo tie tokie eksperimentai daryti. Viskas tas pats, darbo pobūdis tas pats, tik tai dirba nebe 5 dienas per savaitę, o 4. Ir valandų skaičius taip pat, sutrumpėjo. Tai po 8 valandas per dieną ir pirmų ir antrų atveju. Tai dažnu atveju darbo kokybė nenukenčia. Bet iš kitos pusės, ką tai parodo? Kad mes šiek tiek čytinam. Ar ne? Mes sėdim ir 5 darbo dienas, nosį pakrapštysiu, Instagramą atsidarysiu, ar paplėpėsiu ilgiau, kavą pagersiu, bet vėl dar iš kitos pusės gal tai nėra blogai. Tas socializacija, ar ne, bendravimas su kitais žmonėmis, su kolegomis, tiesiog tu ilgiau, ar ne, turi dabar savo laiko, žiūri čia, susitvarkai su darbais, nėra tiek daug. Einam papliurpti, ar ne, einam pasivaikščioti čia geruoju atveju, einam kavos atsigerti, tai tas irgi gerai organizmui. O tos jau 4 dienos jau suspaustos, yra tikslas, yra stimulas, yra motyvas, tu daugiau dirbi, bet vėl tu turi jau 3 dienas laisvas. Čia labai priklauso nuo žmonių, nuo įmonės, bet variantas galimas ir toks, bet virš 8 valandų, jau sveikatai ne visuomet palanku, gal taip švelniai pasakysiu. Na ir pabaigai aš būtinai turiu paklausti apie kavą, nes kava ir ofisas 2 neatsiejami dalykai. Čia labai noriu išsiaiškinti, kiek puodelių per dieną yra sveika gerti, ar kava su pienu yra toks blogis, kaip žmonės kalba, ir apie paplitusį avižų pieną. Čia visa nesąmonė, ar visgi nėra toks blogas dalykas. Tai dėl kavos aš esu šalininkas jos gerimo, jinai turi daug antioksidantų, jos saugo mūsų ląsteles, mano galva, mano įsitikinimu, kava yra didžiulis gėris, bet 2 svarbus dalykai. Jeigu kava geriama su pienu, su cukrum, su medum, su sirupais ir panašiais
Pagardais, tai aišku, jos savybės suprastėja ir nereikėtų to daryti. Antras labai svarbus dalykas, kalbant apie kavą, paruošimo būdas. Užpilama ta lietuviška kava, kur jau kultūra šiek tiek blėsta, ačiū Dievui, didina cholesterolį. Labai įdomus tyrimai. O kavos aparatu arba tas itališkos virimo variantas, tai iš tikrųjų ir gali sumažinti cholesterolį ir, kaip jau minėjau, daug turi antioksidantų. Kalbant apie avižų pieną, na dabar ant bangos ir madoj, paįvairinimui, taip, tiesa, jisai yra veganiškas. Tai vad, nebent žmonės iš tikrųjų netoleruoja laktozės arba yra, na, negali riešutų valgyti dėl alergijos, tuo pačiu ir, pavyzdžiui, almond milko gerti, tai tuomet tinka. Paįvairinimui gal šiek tiek, bet jį labai taip dažnai vartoti tikrai nesiūlyčiau. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Arūnu spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose ofiso dramų laidose. Iki.